Sveiki visi, Rolandas su jumis. Šita situacija, kuri dabar yra pas mus Lietuvoje, man labai primena, kai atvejus, kada, sakykime, nori kas nors už geresnę kainą parduoti, sakykime, butą, ar mašiną, ar dar ką nors. Kas tuo metu daroma? Tuo metu, aišku, mašinos kiek įmanoma geriau užtaisomi, kad nesimatytų niekas trūkumai, dar kas nors paslėpiame, papoliruojama, gražiai padaro. Kas liečia butus, lygiai taip patgi būna dažniausiai. Būna iščiustyti, išblizginti, kažkur dar perdažyta, kad geriau atrodytų. Ir aišku, galų gale tada laukia klientų ir pirkėjų ir visą tai aprodo. Tai imant, jau šiaip buvo ta mintis ir prieš keletą metų, bet dabar akivaizdžiai kažkaip taip net vienu žodžiu sužaidė, kad žiūrėkit, kaip darė, kiek atsimenu, Latvijai liktai. Ir gavo pinigų iš Europos kadaise ir pirmiausia, jie investavo į verslus. Investavo į verslus ir aišku, kas po to tie pinigai, kai pradėjo grįžti, jie tuos pinigus dėjo į kelius. Dabar jie turi ir verslus, ir kelius gerus. Jau ten bent jau tikrai stengiasi, lygina ir taip toliau. Kas pas mūsų? Pas mūsų gavo pinigą ir iškart, žinoma, reikėjo jį visą, praplauti. Pasidaryti atkatus, praplauti, kažkur kažką patvarkyti. Dabar šiuo metu tikrai yra, bent jau du yra žinomi keliai, čia praktiškai 20 km atstumė nuo manęs, kur asfalto storis yra, kelias plotas ne taip seniai, gal prieš 5 metus, bet jau lopytas nežinau kiek kartų. Tai vienus metus pravažiuoja nieko, antrus metus jau pradeda rodytis tokie įtrūkimai, duobikės. Ir kai pasižiūri duobikę pravažiuojant, tai ten asfalto storis būna toks, būna iš viso, aš nežinau, ten centimetras. Tai lygiai tas pats vyksta su viskuo. Ir dabar, kai išgirsti temą apie tai, kad reikia daryti geležinkelius rimtesnius, tokius, kad krovinius geros atlaikytų, tai man tik viena mintis yra, kad tai yra kad tai yra tikrai ne tam, kam sako, kad ten karybai, visa kita, labai greitai viskas keičiasi pasaulyje dabar. Tiesiog tu nežinai, kas kitą dieną bus, ko laukti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didžiausia tikimybė, kad bus srautai traukinių vėl, vagonų, tik tai žinoma, tai bus tada, kada atsiras šeimininkas, kuris nežinia už ką, už kiek, už kaip, bet aukštuose sluoksniuose, kaip sakant, pasiims mūsų tą lietuvėlę ar dalį lietuvėlės po savo sparnu. Nes jau akivaizdžiai tikrai jaučiasi, matoma, kad ta lietuvėlė bus padalinta. O visos tos isterijos, televizoriaus marazmai, tai skirtos yra tik tais žmonių akim apdumti, ir nukreipti dėmesį nuo ten, kur nereikia. Žmonės, kaip yra galybė žmonių, kurie saikingai naudojo alkoholį. Ir kas gaunasi po to? Ir po to, supranti, pusė būna prasigeria, nusigeria ir taip toliau, ir gyvenimo nebeturi. Kita pusė gyvena, nesupranti, dėl ko jie gyvena. Ir aišku, vienetai yra tų, kurie, galų gale gal išlieka žmonėmis. Tai lygiai taip pat yra, mano manimu, mano taip pastebėjimais tokiais, kad su televizorium yra, mass media vadinkim, yra, žinot, labai panašus dalykas, tik ten yra alkoholikai, o čia televizorholikai, kažkas tokio. Tai tiek trumpai apie tą dalyką. Rašykit komentarus, patinka, nepatinka, iki.